Akys – sielos veidrodis. Labadiena, aš esu Vita Jančauskė, studijuoju sielovadinę rūpybą. Prieš šias studijas turėjau etapą, kai mokiausi veidoskaitos meno. Tai nebuvo tik smalsumas. Tai buvo bandymas geriau suprasti aplinkinius žmones, jų charakterio savybės, jų emocijas ir žinoma, labiausiai aš norėjau pažinti save. Šiandien trumpai jums papasakosiu apie akis. Kodėl būtent apie jas? Todėl, kad iš visų veido bruožų man labiausiai jos patinka, nes bendraujant žiūriu žmogui visuomet kiekis. Iš pradžių net neįsivaizdavau, kiek daug informacijos galima išskaityti iš akių. Pyktį, liūdesį, džiaugsmą, nerimą, tiesą, melą. O veidoskaitos meistrai gali papasakoti apie jūsų charakterį vien tik pažvelgę jums į akis. Norite sužinoti ir jūs? Taigi, akys. Jų yra daug formų, spalvų, o mes sužinosime šiandien apie kelias iš jų. Tai giliai esančios akys. Būdingos svajotojams. Šie žmonės yra jautrūs, lengvai pažeidžiami ir patiklūs. Jie pasižymi ramiu temperamentu. Visose dalykuose vertina stabilumą ir niekad nerizikuoja. Taip dažnai atimdami iš savęs galimybę sulaukti sėkmės. Jie turi polinkį tiksliuosius mokslus ir gerai valdo finansus. Ar tai jūs? Mažas akys byloja apie tvirtą gyvenimo poziciją ir moralinį savininko stabilumą. Tokie žmonės yra ištikimi draugai ir sutuoktiniai. Tačiau dažnai pavydūs ir įtarūs aplinkiniam. Pažįsta tokius? Migdolo formos akys gali sudaryti paslaptingumo įspūdį. Šias akis turintys žmonės atrodo labai ramus, tačiau jų viduje siaučia emocijų uraganai. Savo jausmus jie gali atverti tik artimų žmonių rate. Pažįstate tokių? Na ir didelės akys, kuriom neįmanoma atsispirti. Tai yra vienas patraukliausių priešingos lyties atstovams. Tačiau jų savininkai atkreipia kitų dėmesį ne tik dėl išorinio grožio. Paprastai šie žmonės yra nuoširdūs, bendraujantis ir linkę emociškai reaguoti į tai, kas vyksta. Kaip galima tokiem atsispirti, tiesa? Ar jūs norėtumėte pažvelgti, kokia jūsų akių forma? Bet dar stop. Pakalbam apie akių spalvas. Tai labai svarbu. Mėlynakių dėmesiui. Jūsų akys man kalba apie tai, kad esate labai kūrybiški, idealistai, bet turintis švelnesnį požiūrį į pasaulį. Žaliakiai. Jūsų intuicija, kryptingumas ir analitinis žvilgsnis man kalba apie tai, kad jūs turite stiprų vidinį kompasą. Raganaitės. Rudos akys informuoja apie stabilumą, atsakomybę, gebėjimą kurti jaukumą ir jūsų empatiškumą. Ar tiesa? Šios tendencijos nėra skirtos žmogaus vertinimui, bet tai padeda suprasti jo charakterio savybės. O sielovadoje tai yra labai svarbu, nes mes turime pirmiausia pamatyti tai, ką žmogus mums nepasako. Pabaigai užduosiu klausimą. Jeigu jūsų akys šiandien galėtų užduoti vieną klausimą jums, ką jos pasakytų? Ačiū už dėmesį. Jei turėsite klausimų, mielai atsakysiu. Tikiuosi patiko.